sutiko ten padaryti kažkokius tai tos kūrybinės dirbtuvės, bet sako, kam nors padarykim gerą. Nu, tai pradėjom galvoti, kam, nu, ir nutarėm, kad reiškia šitas centras, nesakau, pats čia ėjau. Taip, jūs atėjote, aš iš pradžių nesupratau. Ir dizaino savaitėje pareigoja, reiškia, skatinti tokius jaunus žmonės, nu, kūrybingus žmonės. Nu, aš suprantu, visiems reikia ir vaikų namam, ir ten senelių namam, ir karitui ir taip toliau, bet čia yra kūryba ir dizaino savaitė turi skatinti kūrybą. Ir reiškia, kita padėka yra dizaino būreliui. Mes užrašėm jau kaip pačiam būreliui, taip, turėjom aukcioną ir pardavėm daiktų iš šiukšlių, iš tikrųjų šiukšlė, važiavo iš šiukšlyno, ten šiukšlinių žaliavų su rinktuvės, perdirbimo ir kad padaryti tie daiktai parsidavė ir kad surinkom mes, reiškiasi, 540 eurų, tai visi sako, oho, neblogai, vat iš taip pat šiaip savo iš nieko, ar ne? Tai vat iš tikrųjų jo merginos, tai dėkui ir jums, kad įsijungėt ir kad pademonstravot, buvo, reiškiasi, šou dalis pačio koncerto metu, ten tikrai žmonės patenkinti buvo ir kaip žadėta, va, jūsų būreliui 540 eurų. Ačiū labai. Suvenyrą. Ačiū labai. Ačiū jums. Ateina pinigai, sakykime, ir jūs galėsit savo veiklą toliau, reiškiasi, tęsti ir galbūt nežinau, ką jūs už tai kažką padarysit, bet, tokia suma, jinai, tokia, manau, kad visai nebloga, galėtų būti ir daugiau, mes galvom daugiau, reiškiasi, ten surinksim. Mums tai žinokit, jau tikrai yra ta suma nemaža, todėl kad... O čia tada direktoriai paduosiu, čia yra irgi dizaino savaitės maišelis toks. Atributika ar ne? Jūs mums podelį, reiškiasi, o mes jums gertuvį. O, tai sudėjus kartu ir gaunasi visai neblogai. Ačiū. Irgi atminimų ir dizaino savaitė. Ir aišku, tikimės, kad kitais metais dalyvausit vėl. Ir jau turim laiko pagalvoti, ką padaryti. Kaip padaryti, pažiūrėsim, gal vėl kažkokį tokio tipo aukcioną galima kažką padaryti, sumastyti galbūt. Bet reikia tiesiog pačią idėją Reikia idėjas, išgryninta idėja. Tikrai, o kodėl aukcionė parduoti šitokį paveikslą sukūrė per 2 dienas iš odos. Dabar tas būrelis, kai tik veikia, ten dirbam. Bet tai bus ta pati to idėja prikelti daiktus iš... Aš galvoju, kad mes tęsim. Aš galvoju, kad mes tęsim. Ekologija, rūšiavimas, nelabai tokios socialinės temos labai yra rimtos ir tokios stiprios temos, ant kurių galima dirbti. Pagalvosit į tą pusę. Kažkokie tai atraižėlės, ten skiautiniai dabar vėl, žiūrėkit, grįžtat į madą, ar ne, tai visi dalykai, profesionalūs, tai ir, sakykim, jie ten daug darbo ir iš tikrųjų kainuoja skiautininkės tos, ką anksčiau darydavo. Kodėl, galima pagalvoti. Kitas dalykas, sakau, galbūt, kokia kita mintis atsiras galima ir padaryti jūsų kitą renginį, dizaino savaitės metu įsijungti. Kūrybinės dirbtuvės čia. Mergaitės kūrybingos tikrai jos idėjų turi ir tikrai žinoma. Čia mergaitės, jo, bet jūs jau kūrybingos, jau jos dabar sukami. Tai va, galvokit, minčių, idėjų padavė jums iki kitų metų, gegužės mėnesio. Nes tada, kai sutampa jūsų pakaba, tikrai yra labai sunku persiorientuoti ir per tokį trumpą laiką. Tai reikia dabar pamastyti vieną daugiau, kitos į kitą orientuokitės. Ir taip pat, man atrodo, įtrauksim ir kitus būrelius. Aš matau ir tą pinimą, nes turim tikrai tokių senų daiktų, kuriuos galima iš tikrųjų trupučiuką kažką atnaujinti, nes menininkų turim idėjų ir Dalia prie meno. Tai matot, tai nebūtinai, gal reikia, žiūriu, ir, sakykime, ir floristikos, ir animacijos kažkokie tai dalykai gali atsirasti, ir kas dar, šaiškės gal dizaino savaitė nelabai. Meninė fotografija. Animacija kaip tik ieško idėjos, tai mes galim vestelkit, ko reikia, mes pabandysim. Bet tai žinot, ko reikia, tai situoja, sakykime, nes kartais sakai dizainas, sako, ką čia aš prie ko čia dizainas. Bet kai pradedi plačiau pažiūrėti, tarkim, stalas, ar ne, visi tie daiktai, viskas yra dizainas. Kažkas prisilietė prie tos kūrybos, prie to reiškiasi virsmo, kol atsiranda tas daiktas.
Netgi šiemet mes tą temą turėjom senovinį automobilį. Ne, mes tokia mintis buvo, kad Rotušės aikštėje padaryti kažkokį tokį renginį daugiau, nu, tai tas buvo fashion bazar, nu, sakykime, su rūbais, bet norėjusi ten, vat, ir muzikos buvo. Labai, irgi, nu, buvo rūpešio vis tiek tas, bet aš manau, kad, kaip sakyt, nu, rezultatas vis tiek, viską atperka, ne? Dėkui, direktoriui. Ačiū Jums. Dėkui. Ačiū Jums. Šventė.